Tai ką, sveiki sugrįžę ir vėl į 101 Customs. Aišku, šiandien visai kita aplinka. Tai esam Vilniuj, Myte mašinų. Tai šiandien aš, Pijus, Audrius ir Eivis ir dukrytė, kurios nesimato. Randamės mašinų parodoj kažkokioje. Tai šiandien biškį pasivaikščiosim čia, pasižiūrėsim, ką čia gero galime rasti. Norėtum tokios? Taip. There's no gate. There's nothing. Exactly. Yeah. Check this out. Tai ką, radau savo seną nostalgiją. Abartą. Turėjau ir aš tokią. Gera mašina. Frajeriai. Frajeriai čia. Tai va, planai tokie, kad važiuojam atgal į Kauną. Šiaip labai negreitai. 3 žmogaus jėgos. Jo, 3 jėgos. Na, aš išlipsiu jums parodyti, čia vis tiek nedidelis intensyvumas. Čia aplenksiu mašiną. Va, riedam po biškį link tikslo. O, stotelio. Durskį atvaryk. 101 Customs, the best of the best. Stumiam, na. Sargiai duobė. Oi. Smagu, sako, važiuojam į Vilnių, bus smagu. Noriu treniruoti. Skambinu žmonai, kad paimtum. Bet čia tai negerai, žinok, čia kumas, tas generatorius numirė. Numiro generatorius. Aš jaučiu, Pijus šneka ir purtosi mašiną. Čia jau buvo su generatorium bėda. Labas rytas iš dirbtuvių, iš 101 Customs. Tai vakar apturėjom įvykį. Tai Sirenai
su generatoriu kažkas yra. Ant žemų apsukų nekrauna. Tai vakar užgesom ant sankryžos ir teko stumti. O stumus važiuoja vėl. Tai ką, šiandien tęsim darbus prie Merso, Sprinterio ir važiuojam į kitas patalpas. Grįžom į dirbtuvės ir, kaip žadėjau, parodysiu nudažytą Mersą. Kaip matot, jau ir langai sudėti. Tai pasižiūrim, kas čia gavosi. Tai sudėjom galinius langus. Aišku, čia liko skarda, čia tik imitacija. Taip pat turi atkeliauti šoniniai. Tas yra tikras. Ir dažėsi, kaip ir matėt, apačios šitos pusės. Visi tarpduriai. Ir šitas šonas visas iki durų priekinių. Tai liko moldingai, mašinos spalva padaryti, veidrodėliai juodi, galinis buferis, taip pat mašinos spalva ir priekinis buferis. Priekinis bus biški piktesnis. Tai kai nudažysim, parodysim. O dabar jam einam dažyti slenkščių ir vadinamo pastogės. Einam parodysiu. Turim nugruntuotas jau detalės paruoštas dažymui. Taip pat ir čia galinis buferis ir kiti daiktai. Ir kaip rodžiau, pastogė tokia, roletas. Tai klientas susimanė irgi mašinos spalva. O rytoj reiks ją uždėti. O ką čia turim? Škoda Superb, kurie yra stipriai parūdijus. Tai turim tokį darbelį. Išėmėm stiklą. Ir turim tokias rūdis. Tai Pijus eis dažyt. O aš eisiu šveist šokoladą. Gerai, žiūrim, kas čia gausis. O dar ir pamiršau paminėti, kad grįžo Challengeris iš elektrikų. Tai ne tik iš elektrikų. Susiklijavo ant buferio juostos, ant stogo, nes dažėsi. Kaip ir sakėm, white bodies. Tai liko dabar tik tai apačias sudėti ir aprinkti dugno apsaugą ir keletą plastikų. Visai čia derinasi prie pastato. Šiaip labai gerai atrodo. Kaip ir matėt, susidėjo ratai platesni. Tai vaizdas iškart kitoks. Ir atsirado lempos galinės. Tai šitą keletą dienų bėgį vešimės į vidų ir dabaigsim rinkti. Tai ką, tęsiam darbus prie Dodžo. Tai darbai yra tokie, kad reikia sudėti posparnį, lupt šitas arkas lauk ir klijuotės ant stiklo klijų, nes dvi pusė nelaiko. Tai bandom nusilupt visas. Čia kai kur biškį palupau. Tai reiks visą nusilupt. Uždėti stiklo klijų ir perklijuoti iš naujo.
Tai ką greitas darbelis buvo, sukrovėm Teslai apdailas. Slenkstukus, priekinį lipą, tokia prie posūkio, čia prie kito. Tai neblogai, signeda. Tai tęsiam darbus prie Mersiuko mėlyno sprinterio. Tai kaip matėt, Pijus klijuojasi dviem spalvom. Priekinis buferis ir grotelės. Tai vidurys bus juodas, grotelių irgi juodas, kraštai mėlyni. Štai turim ir Arūną. Nudažytas. Kas nudažytas? Tai nudažytas? Ai, su dvirka dėl to turi? Nu. O sprinteris kol kas taip atrodo. Tai va, priekinio buferio nėra, grotelių. Moldingai jau vietoj mėlyni, buvo plastikos spalvos. Arūno dviratis. Ir štorkę, kur dažė. Jau vietoje. O už manęs turim, jum jau gerai žinoma turbūt, G30, tai ne Face'as, aišku, kaip pas mus kitaip ir negali būti, bus Face'as, tai galinės lempos jau kaip matėt facelifto įdėtos, buferiai Empako, taip pat faceliftiniai ir priekinės lempos irgi facelifto. Tai žodžiu, iš ne facelifto darysim Face'ą. Tuo pačiu parodysiu, kokios kokybės lempos. Tai galinės tikrai neblogos, o priekinės irgi nustebino visai. Tai einu, biškį parodysiu. Tai kokybė tikrai nustebino, visai neblogai. Tai įdėsis visokie difuzoriukai, kaip priklauso, va lempos susidės Face'o ir manau visai neblogai atrodys. Ir kaip matėt, pas mus kaip visą laiką daužta. Tai dažysis visas šonas ir prie to pačio visi buferiai. Tai kaip padarysim, parodysim daugiau. Tai kaip ir matėt paskutinėme epizode, dariau priekinės groteles Mersiuko ir priekinį bumperį. Tai pasižiūrim, kaip atrodo. O gavosi šitaip. Šitą vietą palikom juodą. Šitą intarpą irgi palikom juodą, kad būtų atskirai. Ir manau, kad atrodo visai neblogai. Dar čia dėsis grotelės vienos, grotelės kitos ir kitų pusė dar vienos. Tada grotelės šitos eis čia. Ir vaizdas bus tikrai geras. Grotelės irgi gavosi dviejų spalvų. Nesijaučia jokio sudūrimo. Nu, manau, ant mašinos bus liuks. Taip pat ir rankenėlės nudažytos, ženkliuko padukas. Tai nuo pačio ryto čiumpam Mersiuką už ragų ir eisim sudėti priekinį bumperį, sudėti groteles, sudėti rankenėlės ir kitus šudukus, kad kuo greičiau galima būtų atiduoti ir galėtų draugas lėkti į gatvę.
Vaizdelis labai gražus, bet turime iš karto bėdų. Balkis neleidžia prisiglausti iki galo šitoje vietoje. Tai turbūt, kad reikės pjaustyti balkį. Štai va tenai. Bandysim, man atrodo, galus nupjauti. Čia. O kaip čia? Čia gal biškį toliau, nes čia tempimo kilpa yra. Ties tempimo kilpą kažkur reikės nupjauti, gal tada prisileis. Tik ką griebiam bulgarkę ir bandom nurėžti balkio galus. Manau, kad pavyks. Nu ir kaip jums bičiuliai vaizdas, man tai Šiaip žiauriai gražiai susižiūri. Dar liko kelios detalės, kurias reikia nudažyti juodai, kaip ir sakiau, priekinės grotelės. Tada viską sukrausim ir bus galutinis vaizdas, manau, geras. Laukit, neišjunkit ir video pabaigoje pamatysite, kaip sprinteris atrodo. Gal pavyks ir gatvėje pafilmuoti. Pažiūrėsim. Tai kaip matot, challenge'as dar stovi už manęs ir sekančiame video bus challenge'o revealas vadinamas ir parodysim jį važiuojant į gatvėje, parodysim kaip atrodo viskas, visų detalės iš arčiau ir taip toliau. Tai šiai savaitė tiek ir susitiksime tuo pačiu metu, tuo pačioje vietoje, One on One Customs dirbtuvėse už savaitės arba už 2, taip kad laukit, subscribinkit, nepamirškit laiko ir komentuokit po mūsų video. Iki.